O į bendraminčių klubą susibūrė jaunaviškiai kas vakarą neria į ledinį vandenį. Tikslas, kad maudynės nepertraukiamai vyktų 100 dienų. Jų nesustabdė net kone 30 laipsnių spaudė šaltis. Užsigrūdinę entuziastai pripažįsta, kad ir toliau nesustos, nes po tokių maudynių ir energijos daugiau, ir savijauta geresnė. Štai taip nuotaikingai Barborlaukio dvaro Jonavos pašonėje renkasi jaunaviškiai pasiryžę nepertraukiamai 100 vakarų maudytis lediniame vandenyje. Kas apšilęs, o kas ir ne, entuziastai neria į tvenkinį. Aš praktiškai bėgu, nusirengiu ir einu. Stengiuosi be pirčių jokių, kad būtų malonumas tas. Vieni minutę kitą, kiti rimgėliau Barborlaukio dvaro tvenkinyje pratūno, o išlipę įspūdžiais dalijasi. Geras stresas organizmui. Iš pradžių degė, bet paskui jau gerai. Būna energijos daugiau, iš tikrųjų net neteko žiemai ir nesirgsi. Nežinau, šiaip pati emocija labai faina. Jokių slogų, gripų, jokių kovidų nieko. Ir nuovargis esą dingsta, juokiasi, kad po maudynių kalnus gali nuversti. Endorfinai, energija, sveikata ir panašiai. Antrą sezoną maudosi dar niekad nesirgau. Grįžus daug ką pasidarai, nesinori nei miegoti, nieko. Pasikuriam. Ypač po paros labai gerai, kai didelį parą ir išsimaudai daug energijos atsigauni labai. Ščiūruonių neišgąsdino, lauke net ir kone 30 laipsnių spaudė šaltukas. Buvo 28, tai ėjom kiekvieną vakarą vis ne. Tai čia kuo šalčiau, to geriau? Tai įdomiau, aišku. Kodėl? Nežinau, tiesiog vanduo šiltesnis negu lauke oras. Kai tiek žmonių labiau apšilo. Su kompanija karšta. Nusirengti, įlysti į vandenį, atrodo dabar vieni nekai, bet išlipus prie 21 apsirengti yra ką veikti. Dar judesiai visą laiką greitai ir viskas labai puikiai. Tad dar 100 vakarų eketėjai bus riba, į bendraminčių klubą nesėdėk namie susibūrę jaunaviškiai tvirtina, tikrai ne. Pradėjom rudenį, taip ir nusprendžiau kolektyvas. Pripratom. Kokie pokyčiai? Labai geras jausmas. Ypač dabar visi ateina. Mes ne tik maudomės, organizuojame ir staigiai žygius, ir dviračių pasivažinėjimus vasarą. Važiuoja ir į kitus miestus. Jie dalyvavo Ruonių maudynėse Palangoje, kur per stintų šventę susibūrė entuziastai iš visos Lietuvos, varžėsi ir Trakuose. Važinėjau sausio 18, čia kai naktį būna, tai stengiuosi kiekvieną miestą nuvažiuoti. Va čia Utena, Radviliškis labai organizuoja, kai būna tas stebuklingas vanduo. Va Vilniuj šiemet buvau. O kas nori, bet nesiryžta panirti į ledinį vandenį, kviečia nestabdyti. Išbandyti? Išbandyti, nes pradėt nuo rudens. Durniai susisodavo pateinu. Išbandyti reikia, bet pradėti vis tiek nuo rudens. Ne iš karto lysti į šaltą vandenį. Geriausia grūdintis palaipsniui ir pradėti dar rudenį, tuomet organizmas pripranta ir nejaučia jokio diskomforto. Su šia gera nuotaika